Sveiki visi, šiandien bus tokia paprastesnė diena. Darysiu Range bumperį, dažysiu Merso stogą. Toks lengvi darbeliai. Išskyrus, aišku, Merso stogą, nes ten, karočią, geriau nereikia, pamatysit. Dar vienas intarpas, įkrito man čia Mersiukas. Toks gražus, sveikas kaip ir, bet pradėjau luptis stogas. Aš nežinau, kaip čia yra iš tikrųjų, bet man atrodo, čia yra plastikinė detalė. Nes lupasi ir šonai lygiai taip pat. Aš čia šiaip netaip nuskutau, čia kaip suprantu buvo dengtas skystų stiklų ar nano danga, karočią. Čiuožia švytrinis neina pašlifuoti normaliai. Tai šiaip netaip tą nugrūžinau su 240. Dukiam dabar pereinu 400 ir bandysiu gruntuoti. Bet kaip suprantu, čia man atrodo buvo tiesiog ant plastiko užlakuota, net nedažytas plastikas juodas. O aš tada jau užgruntuosiu, uždažysiu juodą paprastą bazę ir užlakuosiu. Nes bijau rizikuoti lygiai atgal taip pat ant plastiko. Stogas paruoštas, apklijuotas, neriebalintas, einu gruntuoti. Dabar gruntuoju, pradžiuvinu, varau, pavalgau pietus, grįžtu, ruošiu tam dažymą. Vieną sluoksnį uždėjau, šilumos normaliai atsukau, 24 man atrodo, tuoj aptrauks, tą pirmą sluoksniuką aptrauks, lauksim 10 minutėlių, uždėsim antrą ir viskas. Matinėja, kažkokie drūžiai neaiškus, ten papulkiš padžiovinti. Čia kameros nesimato, bet kažkokios prasakės negražios. Gal mano čia paruošimasai. Gerai, laikas parodys. Taip, gerai, stabdom dažymus, jungiam džiovinimą. Čia persukau sklendį, užsidarys, kad vyktų cirkuliacija oro ratu, dabar kaitina tą patį orą ir suka, kaitina. Čia šitą sklendį, turi atsisukti. Jinai taip stovi, įstrižai šito agregato, jinai taip stovi, atsisuka ir tada oras iš apačios, būpti viršų, į kamerą ir vėl, ir taip suka ratu. Tai procesas tęsiasi, užstatau, kiek aš jam, 20 minučių
Dedamės čia 60, nu ir ką, ir startuojam. O čia yra pusunkė, viršuje atsidarys, numeš slėgį, kai užsidegs aliarka. Opa. Startavo. Kaitina orą dabar. Na ir galima žiūrėti šitą temperatūrą. Gruntelis džiūsta, varausi per tą laiką golfą turiu. Senolį tokį reikia lubas perkliavo, reikia perdėti lubas, nes jos pasidarė tokios iškarė. Nu, atšoka per laiką. Tai va, kad nebūtų tuščiai praleistas laikas. Iš greito darbo į easy money, kaip vadinasi, planai pasikeitė į katorgą, į psichologinę traumą. Karočią ateinu ir matau, ko seniai nebemačiau. Kur aš sakiau, ten kažkoks drūžis, alematus, ten buvo pradžia viso to, ką dabar turiu. Va taip, jeigu pasižiūrim visi kartu. Bam, babam, babam, dadadam. N metų nebuvo tokių bairių. Aš nežinau, paskambino technologai Kauną, sako, plastikas, jis jautrus skėdikliam, vsio. Nu ką, dabar va, išsidžiovinau, turėjau šiandien nusitrinti, nusidažyti, kaip baltas žmogus 5 valandą važiuoti namo. Tai dabar, kaip baltas žmogus, išvažiuosiu 10 valandą kokią namo. Nes reikia šiandien pasibaigti tą būtinai, rytoj atiduoti, nes rytoj kitos mašinos važiuoja, kiti darbai. Nu, aš suprantu, kodėl žmonės prasigeria dirbdami tokį darbą. Nu, man irgi savijauta tokia paimk ir... Bet ne, mes stiprus, mes nugalėsim, karočią. Gerai. Nu, karočią, ribėtus, visai blogai viskas. 2,40 pasiėmiau, pradėjau rarinti, skusti tuos visus, nu vis tiek iki plikų plastikų reikia viską nuvaryti. Ir žiūriu, kad jeigu 2 skutų, nurodyk vaizdą. Ir vat yra su, kur tas yra čia, va čia, matosi tie su aižymai, va čia, pavyzdžiui, tukšt, eina, matosi pats plastikas irgi liko aižytas. Tai galvoju, pasimsiu 180, nu ir prizulinsiu ir tą į gruntą naimsiu ir plastiką. Ir paskui nuo 108, 2, 3, 2, kas ten 5 arba 600, o paskui sileris ir iškart spalva. Vse, bandysim taip. Nu, pabandysiu gal išgelbės, dabar čia yra tas gruntas, spiritinis ar vandens pagrindas, nežinau tiksliai. Bet be skėdiklio, nu, nieks nesusiraukė, atrodo. Bandau dabar dažyti. Taip, mersiukas jau išvažiavo, šiaip ne taip aš išvargau su to stogų prakeiktų. Bet padariau, dabar eilė ryžas, kaip aš vadinu, įlėki ryžas su bamperių defektais. Suplyšo, kameros sukrito, parkai nusidaužė, kamerų lizdai yra spausdinti ir su 3D printeriu, karočius pagruntuot nudažyti. Nu, šiaip realiai čia yra toksai dėlionė. Surinkt, sudėti tą bamperį, suklijuoti lizdus, šoninius bamperių sutvirtinimus sutvarkyti. Nu, vienu žodžiu, toks Lego. Tai vaizdas iš vidaus, parktronikas atšokęs, čia buvo taip įdėtas, laikėsi, paskiau eina kamera ant dvi pusės, bet čia nežinau, čia kaip ir šiauštas, tas buvo aplinkui kamera, bet dvi pusėje pašiaušimų kaip tik nereikia, turi ant glensų klijuotis dvi pusėje, čia šitoj pusėje irgi tas pats. Toliau eina toj pusėje, nu, aš čia ir nejudinsiu, čia yra tiek visko pritepta, priklijuota, ar čia tipuras, ne, čia yra su lituokliu įvaryta. Gerai, tai mano yra užduotis priklijuoti tą
ir tą šoną. O tie lizdai, tai va tokie, karočią, čia kamerų lizdai. Toks ir toks. Pažiūrėsiu, kaip jie tinka. Nu, iš karto pirmos nelaimės. Čia, kaip suprantu, va čia yra originalas. Nuo to originalo buvo gamintas, printintas neoriginalas. Juos padarė va taip va. Identiškai ta. Nu, bet jie yra, jie sudėti yra veidrodinių būdų, vienu žodžiu. Abudu šitie va tinka į abudu va į vieną pusę. Va, bam. Tas tinka ir naujai pagamintas. Kur bėgi? Ir naujai pagamintas va tinka. Į tą pusę viskas jau kojos, vat, 1, 2, 3, tos skylės kojos jau nebetinka. Turi būti veidrodinis. Nebent kojas laužyti ir lizdą tą kitaip klijuoti prie bamperio viršaus. Toliau, kas vyksta, sukarpiau, sudėjau groteles. Bam, čia, visą sudėjau, kad būtų į vieną liniją. Nu, kaip čia palei tą koriuką matosi. Kad ir aukščiai skirtingi, bet vis tiek padėjau į vieną liniją. Nudažiau tą aplinkui akį, lizdą įdėjau. Nudažiau parktroniką, kur čia yra. Kaip atrodo, taip. Morkavas, čia lizdas be kojų bus, kaip ir sakiau, nes atprintino lygiai tokį patį kaip pavyzdį, o iš tikrųjų tvirtinimai į šitas vietas jau netinka. Kairė, dešinė skiriasi. Tai tas bus dalykas ant snaglių čia priklijuotas. Blogai tokie, aišku, dalykai kliejami ant snaglių, bet nieko nepadarys. Tai va, dabar lizdam vietas pasiruošiau. Nuvaliau visus tuos dvi pusės juostas, visus klijus, kas buvo. Čia tų bijau valyti, čia man atrodo bamperis, trūkimas bamperių yra klijuotas su periukais kažkokį. Nu, čia vėl viskas švariai nuvalyta. Šitoj pusėje irgi viskas ready įdėjimui. Nu ir ką. Dabar parodysiu, kokiu būdu aš priklijuoju lizdus, kad juos būtų galima. Priklijuoju ir iš karto dėti ant mašinos, kad jie neiškristų ir laikytųsi. Čia toks biški bus lifhackas. Apžiūrim toliau. Darbų seka. Taip, su geležte čia paėmiau. Taip, tiesiog padariau riskę tokią, šiokią. Man atrodo, pilnai užtenka, kad klijai laikytųsi prie tokio pažiūršimo. O čia į tą vietą, kur švariai nuvalyta, klijuosis dvipusė juosta. Dvipusė dedu tam, kad prikeltų į tam tikrą reikiamą aukštį parktroniko lizdą, nes originaliai būna ant dvipusės. Ir man to palačiu jinai bus prilaikys aukštį ir patį lizdą, kol sudžius ant šitų vietų užtepti klijai. Lygiai tas pats laukia ir šitam. Jau esu paruošęs. Čia va dvipusė, o čia uždėsiu klijus. Ir dvipusė yra vidiniai pusė, kad klijai neištrykštų ant kameros arba į tarpelius, kur turi statytis kojelės yra kažkokie fiksatoriai. Čia irgi tą patį padariau. Atskiriau klijus nuo tų visų paradinių dalykų. Nu ir viskas. Klijuoju. Nu ką, startuoja dabar. Taip, mano tie stebuklingi klijai. Sumaišau. Atėjo, neatėjo tas antras komponentas. Tikriausiai atėjo. Nu va. Blemba. Labai nedaug laiko jį turiu, nes jie labai greit sudžiūsta. Nesudžiūsta, pradeda greitai stingti. Nu, viso. Bam. Kaip tas lizdas čia? Eik tu savo, eik savo. Eik, paėjo viskas. Ne pagal planą.
Tak, prilaikau. Ten apačiu išsicentravau, liktai okei. Oi, blembački. Kas sekas? Į tą reikia čia biškį padėti tam. Dvipusį jau. Nu, karočiai, planas vienas, o gaunasi visai kitaip. Toks gaidys. Dvipusį čia. Kodėl tai netinka man? Kažkas negerai. Toks bliombo krivalakas gaunasi. Bam. Ne, kažkaip nereikia. Dėl degimo reikia. Šunga. Nepaleidžiu kažko, nemoku. Atrakinu. Atrakinu. Va! Šitas man geras yra. Nereikia durų atidaryti. Projekcija yra tiesiai iš po veidrodėlių. Langė, rover. Durys uždarytos, viskas uždaryta. O čia gražiai šviečia. Tai va, lipdėm ir sulipdėm. Akis, aišku, čia reikia bamperį dažyti. Ir patrukinėjęs, paaižęs bamperis. Čia dar partronikas vėl toksai. Realiai nemačiau, būčiau matęs, būčiau nudažęs. Na va, o čia jau viskas parkas padažytas. Čia tas žiedelis, tas žiedas ant snaglių ir paklijuotas. Nu,
Viskas kaip visą laiką. Dabar laikosi, pavažinės, plovyklos, pirmin atgal ir važinės vėl suskylę, kol nenupirks originalaus arba neatspausdins taip, kaip turi būti. Kaip ir su šito viskas. Laukiam sekančių projektėlių.